Sveiki visi, aš Benas Pavilonis, muzikos prodiuseris ir sveiki atvykę į vietą, kur laikas neegzistuoja. O jūs žiūrit laidą Netikėta nata. Laidos užduotis sukurti dainą per valandą. Svečias turės išsitraukti muzikos žanrą, o mes įvertinsim, kaip laidos herojui pavyko įvykdyti iššūkį. Mano pagrindinis tikslas yra tiesiog, kad būtų bendras produktas kuo geresnis. Aš esu Meda Borisaitė, renginių ir televizijos laidų vedėja, atlikėja, bandau tą savo karjerą muzikinę kažkaip stumti visi į priekį. Ir šiandien, nežinau, kur aš įsivėliau, bet, kaip suprantu, bandysiu sukurti dainą per labai trumpą laiką. Iš svečio man svarbiausia yra gera nuotaika, geras nusiteikimas ir ryžtas, noras tiesiog išeiti iš komforto zonos, nes tokie dalykai būna nepatogus, kai yra tam tikras laikas ir žanras, kuris galbūt nėra tavo mėgstamiausias ar kuris tau priimtinas. Tai dainuoju nuo vaikystės, kaip ir daugelis pasirinkau būrelį, groju saksofonu, pianinu, tą jau truputėlį primiršus, nemeluosiu, bet šiaip lankiau nuo pat vaikystės tokį olelę, kadangi esu iš Marijampolės, tai ten Lapkauskaitė ir jos mokinukai klesti. Tai nuo pat vaikystės važinėdavau įvairius filmavimus, tenai būdavom gal daugiau dekoracijos, bet tos sceninės patirties tikrai daug gavau, užkabino ir iki šiol keliauju tuo keliu. Norėčiau, kad ištrauktų tokį, kuris nepatiktų jam. Pasižiūrėti, kaip jisai aklimatizuojasi prie tokios muzikos, pavyzdžiui. Mano mėgstamiausias muzikinis žanras tai aišku pop būtų, o tokio nemėgstamo neturiu gal, bet tikrai neklausau sunkiosios muzikos. Tai metalas, ten sunkusis rokas ir gal liaudies muzika. Iš tikrųjų labai norėčiau, kad pradžiai svečias bandytų roko žanrą. Čia yra mano vienas mėgstamiausių. Tada repas. Įdomu, ar su šiuo žanru yra kažką tekę bendro turėti. Ir opera, kodėlgi ne. Manau, kaip pradžiai bus labai gerai, geras startas, labai dinamiški tai žanrai. Žiūrėsim, kaip klostysis viskas. Kas labiausiai mane įkvepia kurti, tai aš nekuriu kol kas. Čia bus tokia mano labai pradžia kūrybos, tai pažiūrėsim, gal tas duotas laikas trumpas ir sąlygos visos, tai gali būti, kad čia bus tas prasilaužimo momenčiukas. Tikiuosi. O, labas. Užėjai. Oi, vos neišvirtau iš kojų. Kaip jautiesi, viskas gerai? Nu, gerai. Prašau, prisėsk. Toks ir jauduliukas, žinai. Aš tikiu, žinok, tave visiškai užjaučiu. Jau maždaug supranti, kas jau vyks šiandien, ne? O tu sukurtum dainą per valandą? Manau, kad jo. Nu, tai šitiek patirties. Bet neaišku, kokia ta daina, žinai, bus. Tai vėlgi, žinai, sukurt gali, bet neaišku, ar graži gausis. Tai vat visą laiką įdomumas tame būna. Nes aš bijau ir žanro, ir bijau, kad, žinai, nebūtų taip 3 eilutės žodžiai ir kitoj 3, nu kaip mokykla eilėraštį užduoda. Reikia pasiruošti daryti nesąmonės, tiesiog paleisti protą ir nebijot pasirodyti kažkaip ten kvailai, durnai, tiesiog rašyti ir lies po to, žinai, žodžiai ar melodijos tiesiog. Man reikia nušvitimo iš dangaus. Čia kaip kalba, žinai, visi tie rašytojai, kūrėjai, semiuosi energiją. Ir sako, žinai, kad ne pats sugalvoja, bet per jį tiesiog kažkas įnešė tą idėją, žinai, tipo visatą tiesiog atėjo ir perfiltravo, žinai, išnešė. Ateik energiją. Muzikos dievai, tikiuosi, bus palankus mums šiandien. Manau, kad save mėgstu per daug dažnai pastatyti į labai nejaukias situacijas, filmavimus ir išstumti save iš komforto zonos. Ir kiekvieną kartą, kai pasirašau kažkokiam naujam projektui, idėjai, galvoju, o Dieve, kodėl aš tai darau ir ar man reikėjo, bet paskui po to būna labai fainos emocijos ir tikrai verta. Na ką, Meda, žinok, su tavim labai faina pabendrauti, bet, nu, žinai, mes ne tam susirinkom čia. Visgi, aš tau išrinkau, nebūtinai tau, tiesiog išrinkau 3 žanrus, kuriuos norėčiau, kad bandytum išsitraukti. Aš nesuprantu kodėl, bet jaudinuosi prieš traukimą, nors čia nieko negaliu pakeisti. Tikrai nebus ten koks pop, ne tiesiog. Nemanau, kad bus pop. Tai ką, bandom laimę.
Ir kaip ir supratau, kad lengvų variantų čia nebus. Galiu čia paburti, taip. Nu, šitą. Tikrai šitą, gal. Nu gerai. Aš kaip moteris neapsisprendžiu, žinai. Aš tau leidžiu pakeisti, nori pakeisti? Nu ne. Kaip magas dabar jaučiuosi. Padariau sprendimą ir jo laikausi. Jau galiu žiūrėti. Rock! O? Bet kaip tik sakiau, kad nenoriu roko ir jūs pažiūrėkit. Rokas. Tai labai įdomu, kaip aš galėčiau sukurti roko dainą, kol kas laukiu to nušvitimo ir inspiracijos iš visatos, bet netėjau, turiu tam dar valandą, kaip suprantu, tai tikiuosi visata greitai dirba. Na ką, įdomybės nesibaigė, turim dar vieną papildomą užduotėlę, tai, žinai, išsitrauksi porą žodžių ir turėsi juos įterpti į dainą. Gal ir gerai, nes dabar tuščias lapas galvoju. Tai va, inspiracijos pasisemti. Neįsivaizduoju. Gerai, tai pirmą, ar ne? Palauk, dabar gali. Kasgi čia? Pradžia. Pradžia. Nu, gera pradžia. Gera pradžia, labai. Jo, turiu pradžią. Pradžia, pirmas žodis. Nu, pradžia. Nu, pradžia, gera pradžia, pusė darbo. Paslaptis. Paslaptis. Man atrodo, Benas gerai pasakė, čia labai neblogai apibūdina žodžiai šitą pirmą laidą. Nes pradžia, paslaptis, nežinia, kas čia bus. Nu, tai jie bus kiekvienai laidai prasidės šitų žodžių. Draugystė. O. Na gerai, čia kalbėt buvo smagu, interviu ir taip toliau, bet dabar laukia sunkiausia dalis ir tikrai jauduliukas kyla, reikia sukurti dainą. Kamedo, čia tavo kūrybinė erdvė? Wow. Matyta, daug muzikantų kuria. Taip. Ir pasirašė, gal įkvėps mane. Tikrai taip. Ir aš tau, žinok, atsiunčiau bitą, kurį sukūriau vakar. Roko žanras. Ir, nežinau, bandyk kažką, gal išeis. Jeigu ką, kreipkis į mane, aš visą laiką atviras pagalbai. Ir... Rokas, sakai. Rokas. Ko ir norėjai? Nu, tu geras kūrėjas, tai manau, kad viskas gerai. Galiu jo klausyti. Ką, jau gali klausyti, jeigu nori. Gali paleisti. 3, 2, 1, play. O čia yra svarbu, nuo kurios dalies prasideda. Čia jau tavo nuožiūra, žinau, kaip tu norėsi, kaip daryti. Aš nežinau, kaip judėti, ja. Jeigu norėsi kažkokių muzikinių pakitimų, tu sakyk, aš galėsiu kažką nuimti, gal pridėti, jeigu... Bet aš manau, dabar į žodžius reikia susikoncentruoti. Laiko visgi nėra per daugiausiai. Kažin, jo, ar čia. Čia toks pankrokas visi. O, čia žinai, kaip iš 90 Taip. Filmų ten, kur Scarlett doesn't know. Taip, ir aš labai pasigestu tokios muzikos, man jinai labai sukelia tokius šiltus, nežinau, tokius kaip jausmus ir aš manau, kad jo, galėtų grįžti po biškį pankrokas į Galėtų, belekai, fainai. Na ką, žinok, Meda, aš manau, duodu tau nuėjamų laiką ir teks pradėti. Nepalik manęs. Visą laiką kreipkis, jeigu ko reikės, sakau, aš tavo paslaugoms, nebijok ir sakau, atlaisvink save, nebijok kurti, nebijok daryti nesąmonių ir... Tik tas ir belieka man. Tik tas ir belieka. Ta pradžia tokia, kur neįsivaizduoju, ką per ją daryti. Tai pirmiausiai, atidarė tokias duris, studiją, daug instrumentų, visko, atsiuntė man į telefoną dainą ir paliko vieną su operatoriumi ir sako, atsipalaiduok ir kurk. Aš vaikštinėjau kurį laiką tarp tų sienų, nu gerai, galvoju, kaip čia reikia ir klausau tą melodiją, tą muziką ir man tiesiog net, aš jos neatsimenu. Man atrodo, arba mano atmintis labai prasta. Tai ir sunku pagauti, kur čia priedainis, kur čia uždainis, nu, kur čia viskas vyksta posmelis. Bet priedainis labai geras. Ir dar tas laiko spaudimas, kai turiu 1 valandą. Gerai.
tie tokie niūniavimai kvailai atrodo, bet pasigauti tą melodiją yra reikalų. Reikia, atrodo, susigyventi su ta daina, o čia tik valandą. Kaip sekasi? Reikėjo daugiau laiko, ne. Šiaip labai sunku pirmiausiai, labai sunku sugalvoti, apie ką ta daina pirmiausiai. Jo, va čia yra sudėtingiausias dalykas, pradžia pati. Kas jinai, nes dabar rašosi kažkokios ten kelios eilutės, bet man net netrodo, kad jinai, tiesiog bandau rimuoti tas, kas rimuojasi, bet netrodo, kad man jinai apie tai turėtų būti, žinai. Supratau, tipo nesiriša į bendrą katilą tokį, ne, nu, tokį vientisą kažkokią istoriją, naratyvą, tą turi. Taip, ir kur pati daina, jinai tokia, kaip iš tų filmų man labiau ir gaunasi taip tiesiog lieva. Nu, pasižiūrim, pabandom, gal kažkas... Aš net ir ta melodija jau yra. Atėjo Benas ir nuo tos akimirkos kažkaip, sako, gal parodysi kažką, ką pavyko skurti, ko ne. Buvau tokia užsidarius labai. O tau jauku būtų parodyti, ką jau parašysiesi, kad... Ne. Ne? Ne. Nes kol kas yra labai blogai. Ir galvoju, ir gėda parodyti, ką aš ten kūriau, nes to kūrybą net nepavadinčiau. Aš pradžiu, nes ta įtampa tikrai labai smarkiai jautėsi, nes tas laikas spaudžia. Ta daina groja, jos neatsimenu, bet kažką bandžiau, tada tai Benas įėjo ir toks visas chill labai buvo. Ir toks, tai tu čia nepergyvenk, gal eina melodiją, pasikursim pradžiui. Ir vat jau nuo tada viskas kažkaip tvistinosi, pasikeitė. Čia galėtų, žinai, nebūti tokių, kaip pasakyti, ritmiškai išdėlioti, pavyzdžiui, per priedainį žodžiai, žinai, tose tokiose kaip tarpuose, nebūtina visą laiką varyt, čia gali gerai susiklausyti tokie, žinai, frazėm tokiom. Per versus gali, žinai, tipo, būti, jo, vientisiau, bet kad tas kontrastas atsirastų, jo, reikia dabar pirmą kontrastą atrasti. Čia nebūtina, per tą pre-chorusą, tokį breakdowną, nebūtina žodžių, gali būti, bet nebūtina. Bet toks visai gal gerai būtų, įvedimas toks. Arba kažkokia jo irgi. Nes pankrokas kuo jis ir žavi, kad jisai yra labai toks paprastas, žinai, toksai... Nieko per daug sudėtingo muzikaliai tame nėra, bet, žinai, tame paprastume tokia laisvė, žinai, ir tai va čia nieko per daug permastyti labai smarkiai gal nereikia. Mes galim netgi tai padaryti, galim, jeigu nori, įsirašyti pradžiai melodiją ir ant tos melodijos, jeigu taip norėjai. Ta prasme, nes man, asmeniškai, man taip yra patogiau visą laiką daryti. Nes dabar pasimeti tame, žinai, kai dar įsijungi žodžius telefone, ten paklausai, kol jau kažką bandai parašyti, jau nebeatsimenu melodijos. Tai toks, kad kad melodiją pirmiau bent jau tą susikurti ir tada jau, žinau, kaip ritmiškai padėlioti. Kada pajausi, kad galėjau šokti. Turim melodiją, jau pusė darbo yra. Taip, šaunuolė, viskas puikiai. Gauti žodžiai, iš tiesų iš pradžio apie juos net negalvojau, nes bandžiau susigaudyti melodijoje ir visame kame, apie ką iš vis ta daina turėtų būti, nes, taip turiu kažkokią viziją, atrodo, iškart pamatyti, ar čia vasara, ar jinai šilta, linksma, ar jinai liūdna ir apskritai, kaip aš toj dainoj save matau ir ką aš noriu ją pasakyti, tai apie žodžius negalvojau. Bet paskui, kaip jau pradėjo aiškėti visa daina, apie ką jinai bus, tai tie žodžiai net pagelbėjo, nes taip tarsi užvesdavo ant kelio, kad, ir apie tai turi būti. Tai šiaip labai geri žodžiai, man atrodo, buvo. Man čia katarsiai primena kažkodėl. Jų vaivelį. Žinai, kadangi laikas spaudžia, aš manau, pabaigėm viską čionais.
damušam žodžius ir bus viskas tvarkoje. Man per telefoną ten ir klausyti, užsirašyti čia. Visai kitokia emocija, jo, taip, aš pritariu tau. Tai ką, pabandom tada pabrainstorminti. Manau, kad šis kūrinys galėtų atspindėti kažkokią dalelę manęs, kai esu pavargus ir liūdna, bet tai visiškai buvo įdomu padirbėti prie, nei aš tokios muzikos klausau, nei apie ją suprantu, bet kažkokią kitokią spalvą. Tik aišku, jeigu būtų buvę daugiau laiko, būtų tikrai galima buvę įsijausti, pajausti visą širdim. Viskas taip. Skyla. Kylom. Tamsa, jo, čia tamsa. Tokia. Arba jo, iš tamsos kažkaip iš šviesą išeina, kaip tą perteikti žodžiais. Jo, atrodo, belia ką pasakėjai, bet tipo, kažkaip tai susiryšo ir gavosi, nes antiek ta pasąmonė galinga yra, kad tu net nežinodamas gali kažkam. Bet atpalaiduot labai reikia. Jo, išskyrė, pavyzdžiui, vaikystė išskyrė, skamba. Išskyrė daugybę. Išspyrė. Išspyrė. Skyrė mus daugybė paslapčių ir abejonių. Paslapčių ir abejonių. Skyrė mus daugybė paslapčių ir abejonių vasaros metu. Šitas iššūkis man parodė, kad aš galiu kurti ir reiktų kurti daugiau. Ir kad viskas įmanoma ir tik tai reikia kažkaip atsipalaiduoti ir pradėti toj muzikoje. Tai galbūt bus toks paskatinimas pradėti rašyti savo muzikos ir daugiau ir kurti. Ir tikrai tai pasirodo, kad galiu kažką. Dar pradžioje gal ne visai tobulai, bet jūs duokit man daugiau nei valandą. Bet ir Beną aš pasiemu ir jo reikia vis tiek. O ką mėda, mums liko gal 8 minutės, reikia kažką daryti, davai skubam. Bet čia tiek mažai liko, oh my god. Labai, porą, Bet įtampos lygis, tai maksimalas. Žiūri karštą, man niekada nebuvo čia taip karštą. You know I'm not leaving, promise that I'll be there. You know I'm not leaving, right now, promise that you'll be there. Tell me you're not leaving. Jeigu turėčiau dar 10 minučių, tai dar vokalą perrašyčiau. Kai kas ten net nespėtų įvažiuoti, tik tai mus kažką ištarus. Tai tą ištobulinčiau, o žodžiai, tai manau, kad 10 minučių nepadėtų. Reiktų dar kelių valandų, kad viską taip jau tikrai geriau. Bent kelių valandų arba kelių savaičių. Viskas, turim. Šaunuolė, wow. Pagaliau. Aš net sukaitau, atrodo, neliko čia nei makiažo. Prakaitas kaip niekad. Bet kaip pamatosi, kad, žinai, su tavim kartu atsisėdi ir iš karto, pasakai, pradedu nuo ko pradėti. Jo. Na. Vis laik yra tas pasimėtymas, žinai, tau nereikia pačiam kažkaip permastyti, pergalvoti, tiesiog ir dar ta kamera, žinai, toksai, ir atrodo, mane stebi, aš čia turiu kažką padaryti ir net neina atsipalaiduoti. Kai sakei, tu man reikia atsipalaiduoti, paleisti, tiesiog, laisvai, o čia atrodo, reikia gerai, žinai, toks spaudimas. Žinai, jo, nes ką pagalvos. Perfekcionizmas ir tada, kai paleina ir tada taip kartu nusmagu labai. Puikiai. Pagaliau, gerai. Paklausom, ką? O, čia dabar jau įdomu. Saulė nusileis, nauja diena ateis, jau nelaukiu tavęs. Tyloje aš paskęstu, nieko nesakyk. Jau buvo aišku seniai, kad manęs negirdi. Net pradžia nebuvo graži. Sugriuvo sienos, kaip pažadai, liko tik pamatai. Skyrė mus daugybė paslapčių ir abejonių vasaros metu. Draugystė liko man, kodėl negalim būt kartu.
maniau, kad galima net susivelt dainą, kuriant per valandą. Taip, žodžius ir melodija sekėsi gan gerai. Turint omeny, kad buvo tikrai gan mažai laiko, nes dažniausiai tokius dalykus tu nepaskiri kažkokio laiko specifinio, bet čia buvo tikrai pagal tiek laiko, kiek turėjom, tikrai manau, kad labai gerai gavosi. Jeigu reikėtų įvertinti save, būtų labai sunku, nes sunku, tau net galvoju, bet šiaip gal rašyčiau 6. Dėl to, kad iš pradžių, dabar jeigu reikėtų visą iššūkį pakartoti iš naujo, gal žinočiau, ko tikėtis, kaip čia viskas vyks, gal jau būčiau atsipalaidavus ir prieš tą kamerą drąsiau, bet, manau, 6, nes kai kur galėjau, kažkokių originalesnių žodžių paieškoti ar panašiai, tai toksai, bet ir neblogai, kaip aš savim didžiuojusi, per valandą laiko man tinka. Ir padarėm kažką ir ta prasme, aš nuoširdžiai esu nustebęs, kad gavosi tikrai geriau nei tikėjaus, nes man ta daina jau skamba galvoj, kas yra geras ženklas, mano gan mėgstamas žanras, toks gražus balsas kaip Medos labai ją tiesiog iškelia ir labai gražus kontrastas gaunasi tarp tokio agresyvumo ir švelnumo, tai aš tiesiog esu tiesiog šokė. Tai ką, mėlyjei, ačiū, kad žiūrėjot. Dėkojam pirmai laidos viešniai Medai už įvykdytą iššūkį ir kviečiame jūs pakomentuoti komentaruose, ką manot ir įvertinti dainą. Tai iki pasimatymo.